pradedame laidą. Radijo namai, tai labai labai gerai. Radijo namai, tai labai labai gerai. Labai ačiū. Labą dieną. Ar jūs atsimenate, kuo mes važiavome vieną neseniai dieną? Traukiniu. O kur mes ten turėjome? Į Kaišiadoris. Bet kas atsimena, mes suradome traukinį. Ar mes pėsčiomis iki jo nuvykome? Ne, su autobusu. Ir ką dar atsimenate? Koks ten autobusas? Atėjo moteris pasitikti. Taip. Atsimenate, kur mes radome autobusą? Kur ėjome? Autobusų stotelė. Taip, autobusu. Bet ar žinote, ten gal buvo autobusas ar troleibusas? Troleibusas. O kuo skiriasi autobusas nuo troleibuso? Nes troleibusas su ūsais. Palauk, dar Lukas žino. Troleibusas yra su elektra. Taip, jisai važiuoja su elektra. Aš jau žinau. Nu, pasakyk, Adamai. Troleibusas turi iš viršaus laidus, o autobusas neturi. Labai gerai atsimenate. Taip, dabar Daniela pasako. Todėl, kad troleibusas turi ūsus ir viršuje elektrinius laidus, o autobusas neturi ir kurą naudoja. Taip, nu va, kaip jūs viską žinot. Aš tai galvoju, ką jie čia darė. O tada ėjome mes ir atėjome tokiu keistu keliu. Aš galvoju, jūs atsimenat, kur mes ėjome. Tuoj parodysiu, gal nuotrauką jums padėsiu atsiminti. Kas čia buvo? Požeminė perėja. Kodėl mes ėjome požeminę perėją? Todėl, nes mes norėjome pro mašinas praeiti. Ką reiškia praeiti pro mašinas? Nes mes norėjom greičiau būti traukinių stotį. Taip. O tu atsimeni, Ona, kur čia buvom? Nes ten yra tvora, kad taiso. Taip, ir čia ėjome mes. Nes mes ėjome į autobusą. Ne į autobusą. O kur? Į traukinį. Tai pradžiai ėjome. Pradžiai į autobusą. Pradžiai ėjome į Pro autobusą. tunelį tai į O kaip ėjom autobusą. pro tunelį, kur Ne į autobusą, traukinį. Nikita, žinokit, neėjo, man atrodo, šito perėją, ką? Ar ėjai po žemę? Ėjau. Ne. Per šitą žemę ėjom iki autobusą. Taip, o mes, žinokit, į priekį. Todėl jie sako dar, kad mes ėjom. Taip, kai atvykome mes jau į tą traukinių stotį. Lipome į traukinį. Įlipome į traukinį, važiavome ir kur nuvažiavome? Į Kaišiadoris. O kas ten Kaišiadoryse buvo? Ėjom į žaidimų kambarį. Neėjom, o pasitiko. Pasitiko kažkas mus, bet paskui nuėjome, taip? Tai ką atsimenate iš to susitikimo? Kas ten buvo tame susitikime? Vėjaraštė. Keliautoja. Vėjaraštė. Jos vardas keliautojos, taip, buvo keliautoja vardu Vėjaraštė. Ir mus jinai pasitiko ir pakvietė į svečius. O atsimenat, ką mes ten su jie šnekėjome? Apie žemyną. Apie ką? Apie žemyną. Apie žemyną kalbėjom, ką dar kas atsimena? O ką pasigaminome? Pasus. O kas yra pasas? Kas gali man paaiškinti? Nikita, kas yra pasas? Tu žinai? Kam reikia žmonėm paso? Kad galėtų užskristi į kitą šalį. Nu, toksai kaip leidimas parodytų, koksai tu esi. Leidimas toksai. Pasą reikia, nes kad pažiūrėtų tavo vardą ir dokumentą. Labai gerai, taip. Pasidarėm, atsimeni, Nikita, kokį? Ką tu nupiešei? Ir nuotrauką, kad nepamatytų, kad ten yra vagiai. Taip, teisingai. Ir nuotrauką darė ant to dokumento. O į kokį mes traukinį jau atgal įlipom? Koks ten buvo, atsimeni, ant lango piešinys? Tas
Vilkas. Kodėl ten buvo traukinio vagone? Miško traukinys buvo. Miško traukinys buvo. Žiūrėk, koks mano traukinys. Labai gerai. Tai ar jums patiko kelionė traukiniu? Taip. Gerai, ačiū. Tada baigiame laidą. Ra.